Įsivaizduokite, atsikeliate vieną rytą ir pamatote, kad prie jūsų miegamojo lango kaimynas stato balkoną. Vėliau tas patalpas pradeda siūlyti internete trumpalaikiai nuomai. Na, o jūs pradedate gyventi nesibaigiančiame vakarėlyje, kurį tiesiai priešais jūsų langą organizuoja vis kiti patalpas besinuomojantys žmonės. O savivaldybė bei statybų inspekcija tik gūžčioja pečiais ir sako nieko negalinčios padaryti. Viskas teisėta. Iš pradžių Viktorija džiaugiasi įsigijusi nedidelį būstą autentiškame name pačiame Kauno centre. Tačiau vieną dieną prasidėjo šalia stovinčio kito namo rekonstrukcija ir už moters buto langų pradėjo dėtis keisti dalykai. Pradėjo mūryti tą balkoną, tą tvorelį mūrijosi ir supratau, kad čia jau viskas. Buvo ir prašyta, ir kreiptasi, tiesiog diplomatiškai bandyta susitart, kalbėtis, bet kitos pusės nemato tame bėdos ir tai yra viskas gerai ir jų manimų tikrai nieko nekeisi. Situacija yra tokia, kad 2 namai, kurie yra sublokuoti, kaip mes žinom, vienas yra paveldinis namas, buvo 1 aukšto namelis, jis buvo pradėtas remontuoti, rekonstruoti. Staiga iš jo mes dabar turime 2 aukštų pastatą. Iškyla ne tik antras aukštas. Tiesiai priešais Viktorijos buto svetainės ir miegamojo langus sumontuojami 2 balkonai. Ir tik pabaigus remontą, juose pradeda sukinėtis neaiškūs žmonės. Kartais tai, kai nėra svečių viešbutį, galim ir atsidaryti langus, bet galit matyti, yra ir peleninė, ir balkono duris, žmonės išeina į balkoną, žiūri, koks miestas mūsų yra gražus ir mūsų butas taip pat. Nesvarbu, ar rytas ar naktis, moteris nežino, ką pro savo buto langą išvys šį kartą. Atsikeliu kiekvieną rytą iš lovos ir visada įdomu pažiūrėti, ką gali rasti. Taip slėpiuosi nuo žmonių, užsidėjus šitas smilgas, nes nežinai kiekvieną kartą, kas gali būti balkone. Žmonės ir miega, ir lipa per jį, ir nežinau, kokios lipimo priežastys, gal jau tiesiog po išgertuvių norisi ir pabėgti nuo draugų. Ir daužoma į langą, ir policija buvo važiavus, ir kovinių veiksmų matyta. Čia akivaizdi nesąmonė visiems. Ir aš pati bijau, nes gali ir langą išmušti, taigi čia net 1 paketo langas ar 1 stiklo. Jeigu labai nori, tai čia labai greitai gali atsidurti kitoj pusėje lango. Gyventoja vos pastebėjusi už jos lango vykstančius statybos darbus, skubiai kreipėsi į savivaldybę, tikėdamasi, kad miesto valdžia padės rasti išeitį iš keblios situacijos. O savivaldybė žino, ką atrašydavo. Jis atrašydavo, kad mes bandome išspręsti klausimą, mes pasiūlėm architektui geranoriškai perprojektuoti, mes pasiūlėme savininkui, bet jie nesutinka. Vadinasi, visą laiką turėjo lūkestį, kad jie tempė laiką, jinai kreipdavosi į savivaldybę, o savivaldybė šiuo atveju atsakydavo, kad mes ieškome kompromiso, bandome įtikinti, kad jie perprojektuotų. Ir galutiniam rezultatui sako ne. Tai po to, kai mes jau sužinom ne, mes kreipiamės į teismą. Buvo siūlymas pataisyti, tenai yra galimybė ir kad neišeitų. Tai čia jau yra projekto vadovo ir savininkų tarpusavio santykiai. Mes kažkaip tai negalim ką nors dabar nei atšaukti, nei ką nors padaryti. Manau, kad turi nuleisti stogą ties balkonais ir tuo ir baigtis. Balkono tikrai neturi būti. Tai kodėl turi žmonės lipti per langą man tiesiai į mano lovą? Ar man tiesiai į svetainę? Čia visur žmonės miega. Viktorijai neliko nieko kito, kaip tik kreiptis į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją. Tačiau ši valstybinė institucija, kurios skelbiama vizija yra darniai vystomos teritorijos ir saugūs statiniai, sako nieko negalinti padaryti. Statybą leidžiančius dokumentus išduoda savivaldybės. Inspekcija atsiranda statybos procese toje vietoje, kada prasideda statybos darbai. Ir mes kaip institucija tikrinam,
statybos darbų teisėtumą. Tai yra viena iš mūsų funkcijų ir mes vertinam, ar statybos darbai vykdomi pagal projektą, ar nėra nukrypimų, vertinam statybos dalyvių tinkamumą vykdyti darbus, bet iš esmės inspekcija vertina jau vykdomus statybos darbus, ar jie atitinka projektą, ar tokiems darbams yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Jie selektyviai taiko priimtą įstatymą. Jie iš tikrųjų atsirašinėjimas jų yra šiai dienai būtent tuo paremtas. Jie dažniausiai sako, kad jie tikrina tik tai statybos atitikimą statybą leidžiančiam dokumentui, reiškia ir projektui. Tai reiškia, tarsi jie į projektinę stadiją neturi liktai kištis. Su tuo aš nenoriu sutikti, bet tai turėtų kažkada išaiškinti galbūt teismų praktiką. Tai kur tada to žmogaus teisės, jeigu gali antrame aukšte ir šokti ir dainuoti, baliavot, rūkyti, gyventi kitą gyvenimą. Tai manau, kad kiekvienas taip pažiūrėtų, jeigu atsidurtų toj situacijai. Tai, bet kai nesi, tai ir nesupranti. Ir vargu ar kas nors norėtų atsidurti tokioje situacijoje. Kiekvienas privatumą vertinantis žmogus tikriausiai sutiktų, kad priešais langus išdygę balkonai, kaip reikiant pablogina Viktorijos šeimos gyvenimo kokybę. Kaip toks architektūrinis sprendimas buvo patvirtintas savivaldybėje? Kauno valdžia tikina, kad viskas daryta laikantis įstatymų, o gretimo namo gyventojai dėl naujųjų statybų neva neturėjo jokių nusiskundimų. Tačiau neseniai atlikta nepriklausoma ekspertizė sako kai ką kitą. Kauno miesto vyriausiasis architektas tvirtina, kad šiam rekonstrukcijos projektui pritarė ir Viktorijos kaimynai. Tačiau pasirodo, kad tie gyventojų parašai kelia daug klausimų. Tas leidimas yra išduotas su gretimo namo daugumos savininkų sutikimais. Tai yra Kęstučio 51. Tai yra daugiabutis namas, 16 butų. Pats įdomiausias klausimas yra tai, kad visi pasirašę asmenys apklausti teisme nepripažino, kad jie pasirašė tokį dokumentą. Viktorija pastebėjo ir tai, kad priešais jos langus esantis namas po rekonstrukcijos ėmė ir gerokai ūgtelėjo. Jis buvo vieno aukšto. Dabar jis yra 2 aukštų. Galima būtų ir dar didesnį statyti, jeigu būtų didesnis sklypas. Ir šiaip aukštingumas ten visiškai nėra didelis, kaip Naujamiestyje, jisai galėtų būti dar didesnis. Kauno miesto vyriausiasis architektas pateikė dar vieną argumentą. Būstą moteris įsigijo jau po to, kai šalia esančiam namui buvo išduotas statybų leidimas. O buvę šeimininkai tikriausiai neįspėjo apie tai, kad priešais buto langus bus statomi gretimo namo balkonai. Paklaustas, ką daryti keblioje situacijoje atsidūrusiai gyventojai, vyriausiasis architektas patarė štai ką. Kai kitą būstą įsigys, tai išsiaiškintų detaliai visas prieš tai buvusių savininkų arba viso namo, bendrijos, kokie buvo sutikimai ir kokius jau prisiėmė įsipareigojimus tie prieš tai buvę pardavėjai. O aš palinkėčiau savivaldybės kiekvienam tokiam klerkui patekti tokią situaciją, o ne patart, ką perka. Tai iš esmės šiuo atveju tai, ką perka, jinai niekaip negalėjo numatyti. Todėl, kad tuo metu, kada jinai pirko, statyba buvo prasidėjęs paties namo remontas, bet ta dalis, kuri buvo pristatoma prie namo, tai nebuvo. Niekas, joks žmogus negali sugalvoti tokio dalyko, kad šiai dienai bus statoma taip, kaip dabar pastatyta. Čia turbūt kūrybiška vaizduotė net neleistų žmogui sugalvoti, kad tu perki butą ir staiga tau šiai dienai prie lango staiga gali atsirasti kito namo balkonas įremtas į tavo langą. Dar vienas valstybinių institucijų argumentas – Kauno senamiestyje ankšta. Todėl tokių ir panašių išplanavimų neva yra daugybė. O valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė net ir pripažįsta, kad paveldo saugomoje teritorijoje teisinės normos galioja ne visada. Tai yra intensyvaus užstatymo teritorija. Minėti pastatai yra tarpusavį blokuoti, normatyviniai atstumai ne visą laiką gali būti išlaikomi. Senamiestyje yra situacijų, kurios niekuo nesiskiria nuo šitos. Ir čia yra Naujamiestis, tokia buvo susiklošiusi situacija.
Kada tu eini gatve ir, tarkim, yra pirmo aukšto langai viešoje erdvėje, tarkim, yra viena situacija, visai kita situacija, kada jūs kaimynui pristatytumėte, sakykime, balkoną prie jo miegamojo lango, nes jūs nuspręstumėte, kad taip jums patogiau. Vykdant statybą negali būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės. Pablogėti jų padėtis. Tai šiuo atveju mes turim pablogintą žmogaus padėtį gyvenimo. Na ir paskutinis Kauno miesto vyriausiojo architekto argumentas. Pačios Viktorijos buto langai yra galbūt nelegalūs ir iškirsti toje vietoje, kur jų iš viso negali būti. Tie namai senamiestyje, naujamiestyje yra ugniasienės. Galima manyti, kad ir tie langai, kurie yra iškirsti 51 name, jie kažkada tai buvo neteisėti. Galbūt savavališkai ir kažkokiu tai būdu įsiteisino, bet šiaip ugniasienėse tokie langai yra nedaromi. Tik čia yra vienas niuansas. Šio buto langai yra ne tik legalūs, bet ir saugomi valstybės. Yra langai traukti į paveldą su pasagomis, jie yra saugotini, kadangi yra su ornamentais, tai paveldas yra juos įtraukęs kaip vertybės turinčius objektus. Tai čia ir yra paradoksas, o savivaldybė nežino, tai yra kairė, nežino, ką daro dešinė, nes jos pačios institucijos būtent teigia, kad langas yra paveldinis. Ir jūs pasimkite senasias nuotraukas, tai yra kaip atrodė, yra projektai senieji, tai visur tas langas egzistavo. Tai buvo vieno aukšto pastatas, pristatytas kažkur ten apačioje ir čia šiuo atveju antrame aukšte yra langas. Tačiau nepaisant visų bandymų susitarti ir skundų valstybinėms institucijoms, namo rekonstrukcija baigta. O balkonai, kaip buvo, taip ir liko. 2022 metų Liepą rugpjūčio mėnesį buvo išduota pažyma apie statinio statybą nepažeidžiant esminių statinio projekto sprendinių. Šios pažymos pagrindu buvo statybos darbai registruoti registrų centre 73% baigtumu. Statybos įstatymas numato, kad naudotojai naują statinį gali naudoti tik tada, kai statyba užbaigiama surašant statybos užbaigimo aktą, o statinys ir daiktinės teisės į jį įregistruojami nekilnojamojo turto registre. Man labai keista, kaip leidžia darbų sauga ar ne darbo inspekcija dirbti žmonėm pastate, kuris nėra pabaigtas. Tai pirmam aukšte yra grožio paslaugos teikiamos, antrame apgyvendinimo teikiančios paslaugos. Ir tas paslaugas galite pirkti kasdieną, o kita pusė tai ten vis net ir be langų, be nieko ten jinai dar tik tais kažkada gal ir bus baigta. Pasiduoti neketinanti gyventoja sako neseniai gavusi šią situaciją įvertinusio eksperto nuomonę, kurioje konstatuoti tiek Kauno miesto valdininkams, tiek statytojams nepalankus faktai. Šią dieną turime ekspertinę išvadą, kuri vienareikšmiai patvirtina, kad statybai išduotas leidimas buvo išduotas neteisėtai. Ir ją kaip tik teiksime teismui. Tai ekspertinė išvada patvirtina grubiausius pažeidimus, pradedant nuo to, kad nebuvo laikomasi teritorijų planavimo reikalavimų, privalėjo būti parengtas detalusis planas, o jis nebuvo parengtas. Jau nekalbant apie tai, kad tas jau pastatytas vietoj vieno namo su mansarda, kaip buvo yra parašyta projekte, yra pastatytas akivaizdžiai 2 aukštų namas, tai yra mansarda netitinka mansardos reikalavimą, tai ekspertas tą pasisako, tai yra 2 aukštas pagal visus reikalavimus STR. Ir trečias dalykas, kuris yra labai aktualus, tai yra pribalkavimas balkono prie gretimo namo, žinoma, jokių būdų negalimas yra pagal STR vėlgi reikalavimus, kuriuose numatyta, kad statyba negali pabloginti trečiųjų asmenų gyvenimo sąlygų. Moteris ir jos advokatas sako suprantantys, kad jų laukia ilga kova teismuose. Nes jie vieni, o prieš juos ir statybos leidimus išdavusios arba skundus atmetusios valstybinės institucijos ir statytojai. Tačiau jie yra įsitikinę, kad anksčiau ar vėliau, jei ne Lietuvoje, tai Europos žmogaus teisių teisme laimės šią bylą, kuri pasak jų yra akivaizdus pavyzdys, kaip gyvenimas tokiomis sąlygomis pažeidžia pamatinę žmogaus teisę į privatumą.